Labadiena, Mantas Reutas, atstovauju Liberalų sąjūdį, kandidatas į Daugimantaitę. Klausimas visiems kandidatams, kieno Krymas. Taip, klausimas, kieno Krymas, tai nuo pono Čepononio. Pirmiausia, pasakysiu, tikrai ne mano, bet žinau, kad Ukrainos. Taip, ponia Gaidžiūnai. Tikrai Ukrainos. Taip, ponia Lipnevičiau. Ukrainos, bet šiuo metu okupuotas Rusijos. Ponia Luščikai. Esu buvęs 3 kartus, atostogavęs, tikrai Ukrainos, pasaka šalia, gražus, labai gražus kurortas. Taip, ponia Masiulė. Aš tai norėčiau paprieštarauti, nespėjau dabar surasti, kažkur skaičiau istoriją, kad kažkada tai buvo Lietuvos Krymas. Ar teko kam girdėti? Suprantu, kad klausimas dabar yra kieno dabar, o ne ar buvo Lietuvos. Tai kieno dabar? Nu tai ir norisi, kad būtų Lietuvos, aišku. Vienareikšmiškai Ukrainos. Taip, ponė Slesaraitytė. Rusijos ir nėra politinių interpretacijų. Taip, ir tada... Gerai, ačiū, nuomonę visi išreiškė. Klausimas tenai ir tada prašau.